Žiūrėkit, kokia šviesi. Tai klausimas, kam tiek šviesos čia reikia? Kam tiek lempų? Žiūrėkit, čia lempa. Tenai lempas. Ar mūsų valdžia moka tik tai lemputes sukinėti ir stulpus, stulpelius statyti? Pažiūrėkit, kokia šviesi gatvė. Vienam stulpe 2 šviestuvai. Čia dar. Ir prie kelio. O šuliniai keliai duobėti. Duobėtas Kaunas. Duobėti kiemai. Šitiem reikalam dėmesio neskiriama. Visai. O elektra tai nėra nemokama. Šviesos čia tiek daug tikrai nereikia. O sustatė brangius šviestuvus, ledinės lempas. Nu, elektrą tai vis tiek jas ima. Čia šviesiau kaip kokiam Amsterdame. Klausimas, kam to reikia? Pažiūrėkit, kaip šviesu. Kažkur tai čia yra kažkoks tai sąmokslas. Ar kad Kaunas reikia iš to uždirba, kad kažkam tai pinigus uždirbt, kad daugiau suvartotų elektros? Kažkas iš to nauda, o sutaisyti duobėtas gatvės, tai aišku, niekam to nereikia. Va, pažiūrėkit, kokia duobė. Pasidžiaukit, va. Prašau. Ir pagrindinėse gatvėse tokių duobių pilna. Nelygių šulinių. Pigiai, netvarkingai padarytų gatvių. Pilnas Kaunas, bet už tai mes kaip apsišvietę. Kaip šviesu, kokia šviesi gatvė. Tai ne tik čia padarė apšvietimą. Ir ten. A kada pradėsi duobes tvarkyti? Taisyti duobes, kada pradėsi? Асфальтовать кольцо. Смотрите, какая яма тут. А тут как светло. Власть поставили лямпы, чтобы дорогая Литве электрика побольше испортили, потратили наши деньги налогоплательщиков. Вот, зато ямы большие, не строятся, не делается. Много где в Литве. Смотрите, там 2 лампы, сюда с 2 лампы, и тут новый столбы поставили. Вот. Самая дорогая почти Европе электрика. А тут напихали лампочек столько. Дорого, богато в Kaunaсе. Какие пункты тут у власти сделали? И проголосуйте за нас. Мы вам дорогую электрику будем тратить.